Hei, sveiki bičiuliai, su jumis sveikinasi Aksuminio balso savininkas ir gan padarios išvaizdo žvejys vardu Darius. Ką čia nusišneku? Vienu žodžiu, ką šiandieną mes darysim, ogi mes darysim reikalus su šituo spinigėliu. Eisiu aplinkui ežerą ir ilgai vienoj vietoj nesustovėdamas, padaręs po 10-15 metimų, keliausiu tolyn aplink šitą vandens telkinį. O kaip man seksis, kviečiu žiūrėt, pasimk čipsų, pasimk arba popkornų ir gerą žiūrėjimą. Čia žiūri aplink ežerą, visą kelią prieigas tvarko, tai smagu, nes čia praktiškai buvo neprieinama. Dabar padarys gerą privažiavimą, galės prie pat privažiuoti. Kaip, pavyzdžiui, karpį kokį gaudysi, kad išsikrautų, tai smagu. Smagu matyti, nice, bus gerai. Laukinio obuoliuko gali pabandyti, sakau, reiktų. Gal nepratrysi, paragauti. Skanus, saldus. Tikrai neblogi. Varau toliau mėtyti spinigą. Keliauju toliau. Čia tokia lankėlė. Vasarą čia labai daug žolių būna prižėlę. Gal dabar bus sukritę biški. Tokia visai potenciali vietelė, atrodo, ne? Padarysiu irgi kokius 6 metimus. Žiūrėsiu. Jeigu nieko, keliausiu toliau. Paskutinį kartą ten truputį toliau pagavau ant šitos gumos neblogą lydeką, kur dabar mėtau, bet šiandieną praėjus per kokius 4 sektorius čia visur pamėčius, tai kažko jokių rezultatų. Reik pasikeisti, manau, spalvą gal biškį ryškesnė. Kaip sakant, ne visada sugaudėsi ant tos pačios gumos, su kuria tu pagavai praeitą kartą. Reik pažaisti spalvom truputį, gal šiandieną kažko spalvočiau nori. Žiūrėsiu, kai tėliosiu. Gal pavyks suvilioti margašonę. Štai tokia natūralumą nešanti spalva, bet bandysiu dėti kitą. Pažiūrim, ką čia galėtume pakeisti. Ką uždėti. Pamparam. Ką čia turim. Opa, yra, hebra, tik pasikeičiau į didelį woblerį, iš karto paukštį. Kibimas.
Didelis labai wobleris, žiūrėsim, kas per lydeką. Nu, tokia pusė velnio. Atrodo. Ateik čia, ateik. Visai nebloga. Opa, yra. Pagaliau kebra, yes. Padėsim matą, kad labai nesusidaužytum čia man. Nu štai tokia lydekėlė visai pusė velnio. Einu pasiimt žirklutės, atsikabinsiu. Opa, tokį woblerį, kai čiupa vos apžiūja. Normaliai tu čia pavarai. Atiduok. Štai tokia lydekaitė. Ne per didžiausia. Bet pirma. Valiau. Kaip ir visada man murzina. Bet štai tokia vat. Ne per didžiausia, bet kaip sakant, vis tiek žuvis. Einu paleisti. Keliau pakvies didesnį. Viena žuvis yra, iš karto smagiau. Mėtau toliau, šukuoju, dar 3-4 metimus čia padarau. Ir paeisiu biškį toliau. Dar kokią gerą valandėlę pamėtysiu. Papusryčiausiu. Ir va toks va bus mano sekmadienis. Vis ne ant sofos. Oras geras. Bandysiu čia dar pamėtyti paskutinį kartą pagau vieną lydeką. Atsikabino po kelių metimų po aukštį vėl tą patį užkibo. Jin čia budi. Toj teritorijoje turbūt. Bandysim suviliot vėl. Pasikeičiu į tokią gumą. Bandau. Nori didesnio masalo gal šiandien. Duosiu didesnį.
Atvariau čia truputį iš kitos pusės biški. Bandysiu čia pamėtyt. Eilinis iki karpininkų prisėdė daug kur prie sektoriuose. Tai nelabai daug vietų yra kur pagaudyt, bet kažkur 3-4 vietos dar yra. Tai man jau kai turiu vieną žuvį sąskaitoj, tai manau užteks. Atėjo laikas užsimest pusrytukus. Ką turim? Opa, turiu laukinių saldžių obuolių, bet aš jų dabar nevalgysiu, aš juos parnešiu namo ir bus iš jų daromas pyragas naminis, va taip va. O dabar tai varysiu chicken tikka rapą, tortilją ir turiu kavos. Tai tą progą išgerkim, kad Darių nepagautų dar vieną didelį lydeką prieš važiuodamas namo. Bits. I know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day, it seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. That you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. I'll never let you go. Atvariau čia dar tokį prieš paskutinį sektorių. Pamėtysiu dar sykį. Čia ir dar į vieną vietą nueisiu ir varysiu link namų. Nes jau biškį vėjas pakilo, ranka šąla 11 valandų. Pats tas manyčiau bus. Užsidėjau tokį nedidelį vobleriuką. Prieš tai, kur pagavau lydeką, tai buvo didesnis, kitokios formos, bet panašios spalvos. Tai bandysiu toliau su tokiu natūraliu. Na štai atėjau į savo paskutinę vietą. Tokia visai faina vietelė, ypač karpį gaudyti, aš jau čia nusižiūrėjęs. Pavasarį vietos daug, pasistatyti didelę palapinę galima. Bet dabar ne apie karpį, o apie lydeką, taip kad pamėtau dar kokius 10-15 metimų padarau ir judėsiu namo. Na ką, bičiuliai, po truputį baiginėjau savo žvejybą. Susivyniojau jau savo spinigėlį, pasivaikščiau apie porą gerų valandų. Vieną lydeką realizuota, daugiau kibimų nebuvo, gerai nors ir viena. Taip kad jeigu tu pasižiūrėjai šitą video iki galo ir manai, kad jisai pusė velnio, tai prašau tavęs paspausk šitą, paprenumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs. Ačiū tau už tai. O aš jau lėkiu namo. Ir iki kitų kartų. Iki!